Lilino Ešilo Quality. Šis žirgas, kurį dabar matote varžybinėje aikštėje, yra gimęs užaugintas Vokietijoje ir priklauso šiai jaunai sportininkai, kurią ir matote varžybinėje aikštėje. Na, gerbiami žiūrovai, gerbiami svečiai, žirginio sporto disciplina yra unikali disciplina tuom, kad, kaip matote, tiek vyrai, tiek moterys varžosi vienodu lygmeniu. Ir jau šitoje sporto šakoje vyriškiai savo džentelmeniškumą, taip sakant, įsideda į kišenių ir nenusileidžia nei vienai dailiosios lyties atstoviai. Taigi, toks yra šis sportas, tokia yra jojimo disciplina. Jaunoji Vita Vismerytė ir jos nuosavas žirgas Lili maršrutą baigė be baudos taškų, sugaišė 54 ir 96 sekundės dalis. Taigi toks pasirodymas šios jaunosios raitelės. Na, o į startą kviečiamas dar vienas jaunas raiteliukas atvykęs iš Jurbarko.